Ho, 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 labas vakaras, mėly pasakų gerbėjai. Vilniaus kalėdų senelis ir toliau skaito pasakas iš savo nuostabios rezidencijos katedros aikštėje. Meški, ar pasiruošęs pasakai? Gerai. Pasaką dovanoja žurnalas Vakaro žvaigždelė. O pasaką parašė Rūta Grincevičiūtė Dagelė. Tolimesni Pelytės Vancytės ir Dramblio Lorio nuotykiai. Negaliu taip ilgai laukti, man reikia ko nors užvalgyti. Juk žinai, kad bus blogai, sudėjavo Loris. Vancytė žinojo, tik dabar buvo netinkamas metas apie tai galvoti, jai taip atrodė. Loris buvo papasakojęs, kad sergant cukriniu diabetu gali nutikti hipoglikemija. Tada cukraus kiekis kraujyje pavojingai sumažėja. Dramblys daugel kartų pasakojo Pelytei apie savo ligą. Jeigu mano kraujyje cukraus kiekis per aukštas, aiškino jis draugiai, insulino pompa esanti ant mano pilvo suleidžia į mane insulino, kuris padeda cukrui sumažėti. Juokingai skamba. Atrodo, kad cukraus gabalėlį laksto tavo kūne. Kartais man sunku suprasti, apie kokį cukrų kalbi, juokaudavo draugė. O tu klausykis toliau. Jeigu cukraus kiekis mano kraujyje per žemas, tada būtinai reikia suvalgyti ko nors saldaus, antraip pasidarys labai silpna ir gali netekti sąmonės. Ramiu balsu kalbėjo Loris. Taigi jie tupėjo krūmuose. Vancytė stebėjo, kas dedasi už išdaužto lango. Kartais prie jo prisertindavo kaimynas, dairydavosi. Minutės ėjo taip lėtai, rodės slenka kaip valandos. Lorio kaimynas buvo didelis šuo vardu Grimas. Jis nelabai mėgo vaikų, jam patiko tvarka ir ramybė. O kai aplink vaikai, taip ir lauk netvarkos ir neramybės. Dramblys ir Pelytė jo bijojo. Saulė pasistebė aukščiau, vadinasi, praėjo daugiau nei valanda. Grimas stoviniavo prie lango ir dairėsi. Draugai vis laukė. Vienu metu Loris pradėjo drebėti, bet ne iš baimės. Jo veidas išbalo, straublį jis vos benulaikė. Man labai silpna, reikia ką nors suvalgyti, sudėjavo. Nepasiėmiau nei telefono, nei ko užkrimsti. Tėvų nėra namie. Ką mums daryti? Pelytė jaudinosi ne kiek mažiau nei jis. Ji kalta, kad privertas žaisti tą nelemtą žaidimą, bet dabar reikia gelbėti draugą. Antraip baigsis labai blogai. Ši mintis nukrėtė ją lyg elektra, todėl nieko nelaukdama Vancytė šoko iš krūmų ir pasileido bėgti. Šuo Grimas pradėjo ją vytis. Man galas, bėgdama galvojo ji. Laimiai, Pelytė buvo greitesnė. Įliekusi į savo namus, nespėjo net pasisveikinti su mama, tik greitai pačiupo keletą kvadratinių cukraus gabalėlių ir vėl išdūmė. Šuo Grimas, pamatęs, kur Pelytės namai, tuoj nuskubėjo aiškintis su Pelytės mama Pelienė. Lori, Lori, aš jau čia, viskas bus gerai, šaukė jį lįsdama į krūmų tanką. Rankoje laikė suspaudėsi cukraus gabalėlius. Jie rėmėsi į jos rankos odą aštriais kampais. Draugas dar syk sudėjavo. Tada greitai sukramtė cukraus gabalėlius, minutė kita ir jam pagerėjo. Dar kiek palaukė, abu išlindo iš krūmų. Viskas baigta. Šuo Grimas tikriausiai jau pranešė policijai. Laimiai, mama Pelienė kaimyną nuramino. Išvirė jam gardžios kavos ir pataisė didelį sumuštinį su sūriu ir ridikėliais. Draugai atsiprašė Grimo ir pažadėjo sumokėti už naują langą. Prižadėjo daugiau niekada gyvenime nežaisti tokių pavojingų žaidimų. Kaimynui patraukus į savo namus, Loris su Vancytė kalbėjosi. Žinai, tu pasielgi labai herojiškai. Rizikavai dėl manęs. Ačiū tau, juk aš pats kaltas. Mes abu kalti. Gerai, kad viskas gerai baigėsi. Tos hipopotamijos man labai baisios. Tikriausiai ir tau, lydėjo Vancytė. Hipoglikemija, pataisė ją draugas. Svarbiausia, kad žinojai, ko man reikia ir padėjai. Net ašarą braukė Loris. Jis jautėsi itin mylimas ir dėkingas. Aha, dabar atrodo, kad tie cukraus gabalėliai laksto tavo kūne ir mums rodo liežuvius. Ta diena pasibaigė gražiai. Dramblys ir Pelytė gaudė drugelius. Vakarėjant nusprendė dar sykį pažaisti šešėlių žaidimą. Saulė jau norėjo atsisveikinti, tad puiki proga smagiai pašėlti. Lori, kartą sapnavau kitokį šešėlių žaidimą. Pabandom? Paklausė Vancytė. Jau tie tavo sapnuojami žaidimai, prunkštelėjo Dramblys. Na papasakok, kaip jį žaisti.
Tikiuosi, nepavojingas. Visai ne. Paklausyk, reikia paimti pagaliuką ir... Pelytė papasakojo, o tada jie ilgai žaidė. Akmenukai ilsėjosi. Langas su skyle pakeitė langas be skylės. Grimas stebėjo jo žaidžiančius pro tą langą be skylės. Saulė ištarė paskutinį sudie ir žemyn galva nėrė į horizontą. Mama Pelienė dar kartą patikrino visas sūrio atsargas. Diena pasibaigė kaip visada, vos vilkdama kojos namo. Aš žinau, mėly vaikai, kad ir jūs vasarą, kada leidžiate laiką gamtoje, kartais vos parvelkate kojas namo. Ar tiesa? Šį vakarą atsisveikinu su jumis, linkiu jums saldžių sapnų. Labą.